П'ятий марш! Стоп! Рани! Литва, Республика, гимна, герб!
Pagerbta. Laisvai. Labas vakaras, brangieji, susirinkę į renginį, kuris svarbus mums, Panemunės žmonėms ir visai Lietuvai. Labas vakaras visiems susirinkusiems prie partizanų atminimui skirto paminklo Angelas. Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 506 pėstininkų kuopos kariai atliks pagarbos salvę už Lietuvą, už kritusius laisvės kovose ir už Lietuvos žmonės. Grupė, ramiai. Ginklą prie peties dėt. Siaukai, rit. Garbės salėje pasiruoš. Ginklą už tai sik. Ugdis. Ginklą už tai sik. Ugdis. Ginklą už tai sik. Ugdis. Pagerbta. Atlikęs pareigą tėvynei, kovos laukuose tu žuvai. Nors tu į laisvę kelią skynei, nežino niekas, kas buvai. Saulėto nesulaukęs ryto, narsus kary, tautos sūnau, tu užmigai, kai laisvė švito. Laimėjai kovą tu ne savo. Akis nemotina užmerkė, prie kapo neverkė sesuo, kovos laukuos patrankos gaudė, raudojo rūškanas ruduo. Atėjo giminės prie kapo, nežino, kad tu čia guli, tėvynė tau motina tapo, o tavo broliai mes visi. Atlikęs pareigą tėvyniai, kovos laukuose tu žuvai, garbė per amžius tau, didvyri, mirti mums laisvę atpirkai. Pantelė gimnazijos Šventos Onos Vilkų kuopų, Pantelė gimnazijos Alfonsas Smetonos Šaulių 5-osios rinktinės 513 kuopų bei Biržų 501 kuopų padės vainikus prie buvusiame durpyne iškastų 1954–1954 metais žuvusių partizanų atminimui skirto paminklo Angelas. Ir prie kryžiaus stalinizmo aukoms atminti.
Istorinį pranešimą skaitys Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Rokiškio filialo pirmininkas, savivaldybės tarybos narys, istorikas Algis Kazulėnas. Labas vakaras, mėlyjeji. Štai ir vėl po 20 metų stovime visi po mūsų nuostabiojų angelų, kuris mus atglėbęs saugo ne tik mus, bet ir visą Lietuvą. Prieš 20 metų čia buvom taip pat gausiai susirinkę, atidenginėjome šį nuostabų paminklą ir matau ir šiandien tuos pačius veidus, daugumą iš jūsų, tai ir vyskupą, ir gerbiamą Kadžionį, ir daugelį kitų, ir jūs, Panemunio krašto žmonės ir gyventojai. Manęs paprašė šiek tiek priminti tą istoriją, tuos laikus, kada vyko kovos, partizaninis karas, tai aš šiek tiek norėčiau ir pašnekėti. Mūsų kraštas, Rokiškio kraštas, įsiskiria tuo, matyt, kad, kaip galima pasakyti, mes pirmieji pradėjom ir paskutinieji išlydėjom sovietus. Tai yra, 40 metais, birželio 15 dieną, pamatėm pirmosius okupantus, kurie okupavo Lietuvą. 41 birželio pabaigoje per sukilimą mes juos šūviais išlydėjom. Paskutinieji 44 metais vasarą, rudenį vėl pirmieji pasitikom dar nuožmesnį priešą, kuris antrą kartą mus okupavo. Na, o mūsų krašto partizanai ilgiausiai kovojo ir paskutiniai streikai, galima sakyti, 58 metais, nesugauti, nepasidavę, išėjo iš miško. Tai va tokia mūsų krašto specifika. Kas vedė tuos jaunus vyrus į tą kovą už laisvę ir nepriklausomybę? 10 metų, kurį jie kariavo. Aišku, tų priežasčių buvo ne viena ir ne dvi. Bet kada atėjo frontas antrą kartą, kas atsitiko? Jaunus vyrus ėmė mobilizuoti į Raudonąją armiją ir siųsti į frontą su vokiečiais, nes karas dar buvo nesibaigęs. Ir daugelis vyrų nusprendė geriau likti savo krašte, savo žemėje, savo namuose ir ginti savo namus, savo šeimas, o ne vykti kažkur tai į Vokietiją ir padėti galvas už kitų interesus. Taip pat skatino išeiti į karą. Taip pat patirtis 40-41 metų okupacijos, kada buvo elgiamasi žiauriai, negailestingai ir brutaliai. Tai tą žmonės patyrė, suprato, kad lengviau nebus ir dabar, kada antrą kartą jie sugrįžo. Taip pat skatino eiti į mišką ir patriotizmas. Viena iš priežasčių, nes per 20 metų nepriklausomos Lietuvos buvo išauklėtas jaunimas patriotinė dvasia, mylėti savo tėvynę, savo kraštą, savo šeimas, savo artimuosius. Ir va tas patriotiškumas, kova už laisvę ir skatino eiti į mišką. Taip pat buvo daug minčių, kad kils karas tarp
vakarų valstybių ir Sovietų Sąjungos, nes žmonės taip galvojo, kaip po pirmo pasaulinio karo, kad nebus palikti šitie kraštai ir prasidės ar trečias pasaulinis karas, ar ateis amerikonai, kaip tada vadino žmonės, ir mes būsim išvaduoti. Tai va tokios pagrindinės priežastys, kurios skatino eiti į kovą už laisvę. Ir mūsų kraštas ypatingai nusipelnė toje kovoje, nes, kaip sakiau, patys pirmieji pradėjo ir paskutiniai baigė kovas. Ir jeigu pažiūrėsime į archyvus, tai 44 metų rudenį, 45 metų pradžioje situacija buvo tikrai rusams nepavydėtina. Partizanų buvo tiek daug, kad jie susiburdavo šimtais ir užiminėdavo miestelius ir aišku, kaimus, miestelius. Ir mūsų rajone taip pat tas vyko. Jau vyskupas minėjo, kad 44 metų spalio mėnesį Pandėlys buvo užimtas, išvaikyta milicija. Panemunėlyje taip pat vyko Panemunėlio miestelio užėmimas. Južintuose, na ir aišku, tuos miestelių užėmimus vainikavo Panemunio 44 metų gruodžio 12 dienos užėmimas, kuriam vadovavo Kazimieras Kalpokas, mokytojas, kilęs nuo Čedasų. Apie jį plačiai minėjo bažnyčioje gerbiamas vyskupas. Tai vat jis suorganizavo apie 300 partizanų. Nuo Biržų buvo atvykę iš mūsų krašto kitų vietovių. Ir taip tą žiemos rytą, buvo gruodžio mėnuo, įsivaizduokit, buvo apsuptas Panemunis ir prasidėjo susišaudimai, jis buvo užimtas. Aišku, buvo vietinių kolaborantų, buvo stribų, buvo milicininkų, kurie bandė priešintis, tačiau partizanų tiek buvo gausiai, kad jie gan lengvai užėmė miestelį. Žuvo besigindami 6 komunistai, vėliau dar 6 juos likvidavo kaip išdavikus ir kolaborantus, o užėmimo metu žuvo 1 partizanas. Na, sudegino patalpas, kuriuose milicijos, stribų būstinė, kurioje buvo dokumentai apie ištremtuosius, buvo pasisavinti, atimti kiti dalykai ir partizanai sėkmingai pasitraukė. Tai va taip galim didžiuotis, kad Kazimiero Kalpoko vadovaujami partizanai sugebėjo kuriam laikui užimti ir Panemunį. Na, mūsų partizanai atitiko visas tarptautinės konvencijas, kaip kartais pajuokdami, anksčiau, ypatingai sovietiniais laikais, vadindavo įvairiausiais vardais partizanus, bet kada mes pažiūrim į archyvus, juos panagrinėjom, tai galim pasakyti, kad kodėl partizanai atitiko visas tarptautinės konvencijas, todėl kad jie turėjo vadą, atsakantį už savo pavaldinius. Turėjo uniformą partizanai arba iš toli matomą ženklą. Atvirai nešiojo ginklą ir vykdė operacijas laikydamėsi karo įstatymų. Tai vat, partizanai buvo organizuota jėga, karinė jėga ir tuo metu atstojo Lietuvos kariuomenė, kurios, aišku, kaip tokios nebuvo, nes Lietuva nebuvo laisva valstybė tuo metu. Ir dar įdomus toks pastebėjimas, kad pagal amerikiečių istorikų, specialistų paskaičiavimus, jie, nustatė, kad partizanai gali priešintis okupantui tik esant tokioms sąlygoms. Ir galiu trumpai priminti. Partizanai gali kovoti, jeigu yra bent vienos įtakingos valstybės parama. Siena su draugiška valstybė, kuri gali paremti ginklais ir suteikti partizanams pailsėti ir pasigydyti sužeistiems. Ir dar gyventojų parama. Na, jūs visi, manau, žinot ir suprantat, kad atitiko tik tai, kas gyventojų parama, visų kitų priežasčių nebuvo. Todėl, kad
sovietai saugojo savo teritorijas ir mes tokių draugiškų valstybių negalėjom turėti. Bet partizanai, nepaisant to, 10 metų kovojo ir priešinosi. Ir svarbiausia, kad be abejo to nebūtų buvę, nes vieningai, galima sakyti, masiškai rėmė vietiniai gyventojai, nes visko reikėjo partizanams. Ir maisto, ir medicininių priemonių, ir kur gyventi, kur ilsėtis. Ir va viso šito jie sulaukė iš vietinių gyventojų. Dar norėčiau pasakyti, kad labai svarbu, kad mūsų valstybė atkurta kovo 11 neužmiršo partizanų 49 metų vasario 16, kada jie buvo paskelbę nepriklausomybės aktą pogrindyje būdami. Ir šį aktą pripažino įstatymu. Ir todėl dabar tie 8 signatarai 49 metų vasario 16, kurių tarpe yra ir 2 rokiškėnai iš mūsų krašto kilę, tai yra Gūdas ir Grigonis, jie laikomi nepriklausomybės akto signatarais. Tai vat mums garbė, kad mes turim irgi 2 tokius garbingus vyrus. Paminklai partizanams statomi nuo pat nepriklausomybės pradžios ir mūsų krašte tikrai yra nemažai jų pastatyta, dar vis ir nauji statomi, atminimo ženklai, kaip žinot, yra visame rajone. Ir reikia pasidžiaugti, kad kada atsiranda tokių pasiryžusių žmonių, patriotų, kurie to rūpinasi, yra ir rezultatas. Tai mes galim prisiminti ir Andrių Dručkų Obelių krašte, kada jis rūpinosi ir bunkerio atstatymu, ir 41 metų sukilimo paminklo atstatymu. Galim prisiminti ir Angelą, kurio iškilimu ypatingai rūpinosi Alfonsas Varanauskas. Be jo, manau, gal ir šiandien dar neturėtume šio paminklo. Aišku, jis ne vienas buvo, labai gausiai dalyvavo ir Panemunio bendruomenė, ir Pandėlys, ir Rokiškis, ir visi kiti. Taip pat tuometinis Seimo narys Petras Šalčius, kuris rūpinosi lėšomis, ir visi kiti savivaldybės darbuotojai, ir mes galų gale matom tokį rezultatą, puikų. Taip pat visai neseniai čia Dasuose buvo atidengtas partizanams paminklas, jeigu ne Izidorius Blėka, kuris stovi, štai matau prieš mus, jeigu ne jo iniciatyva, ne jo užsidegimas, tai manau to paminklo irgi gal dar šiandien ir neturėtume. Tai va tik tokių žmonių dėka mes ir džiaugiamės ir einame į priekį. Na ir baigdamas noriu pasakyti, kad partizaninis karas labiausiai buvo išplėtotas ir vyko Lietuvoje bei vakarų Ukrainoje. Tada ir pas mus, ir vakarų Ukrainoje daugiau kaip 10 metų vyko negailestinga partizaninė kova. Deja šiandien Ukrainoje matom baisius dalykus, baisų karą, kuris kiekvieną dieną atima gyvybės. Pas mus, ačiū Dievui, to kol kas nėra ir tikėkimėms, kad nebus, nes mes rūpiname savo gynybą, padedam ukrainiečiams ir tikiu, kad greita pergalė ateis ir ukrainiečiams. Gal baigsiu, nes važiuoja kombainai, darbymetis. Ačiū, sėkmės jums.
po viešpaties dangum iškėlusi rugių ir kviečių varpas, sodraus lietaus pašventintas už pilkalnio kalvos ir plaukiančių rugių it bronzą skarą žydinčią suverpus, nunokus derlium sodų ir laukų, šventoji žemė Lietuvos. Joje dar skamba protėvių nemirę žingsniai į laisvės kovą ir iš pergalių kovos. Jos girioje maža topelė nuo audrų nelinksta, ją grūdina, ją būdina šventoji žemė Lietuvos. Džiaugiamės, kad mūsų tarpe yra mūsų krašto istorijos ir šio paminklo pastatymo liudininkai. Partizano Antano Bliekos sūnus, tremtinys, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Rokiškio skyriaus narys Izidorius Blieka. Prašom, gerbiamas Izidoriau, jau galite ateiti čia, tarsite žodį. Taip pat yra politinis kalinys, partizanas, Laisvės premijos laureatas, dimisijos kapitonas Jonas Kadžionis Pėda. Kaip suprantu, gerbiamam Jonui sunkoka yra vaikščioti, tai pirmą žodį suteiksim gerbiamam Izidoriui, taip, o po to, ar ne? Ar norite? Gerai? Prašau, gerai, prašom, gerai. Prašom, Jonai, ir tarkite žodį. Aš palaikysiu. Aha, gerai. Labai atsiprašau, kad tokioj padėty kalbu, bet ką padarysi, tokia yra gyvenimo tikrovė. Nežinau nuo ko pradėti, bet aš manau, kad pirmiausia aš norėčiau prisiminti partizanų motiną. Jos išaugino vaikus, mylinčius Dievą ir tėvynę, ir joms pagarbos niekada nebus per daug. Partizanų motinai, mano gyvenime mažai linksmų sekundžių, kai žvelgiasi jį su sopuliu giliu, savąją nedalę, nei kiek aš nesiskundžiu, vienok už ką motulė kenti tu. Kai aš ėjau dėl laisvės ir idėjos, kalbėjo švinas pavergtoj šaly, bet kuogi tu pasauliui nusidėjai, kad net numirti ramiai negali. Jaunystės linkos staklėse prie drobių, užaugus vargas ir vaikai. Senatvėj viskas svetimi išgrobė, be duonos kąsnio, be vaikų likai. O ėjogi išvargę, išbadėję, ir beldėsi laiku, ir beldės ne laiku. Pagirdyti, sušildyti išėjo, atsimokėjogi krauju tavų vaikų. Pasaulio sąžinė paklaust tuoj būna leista, prieš šitą motiną ar tu švari esi, kieno kaltes jį ašarom aplaisto, kieno kalte jį skęsta liūdesy. Kada nutilo malda girėje ir užgeso partizanų laužų žarijos, kada paskutinieji ešelonai su lietuviais tremtiniais išstundėjo į Sibirą ir Lietuva pateko į kolchozų baudžiavą,
tada buvo mestos visos jėgos sunaikinimui Lietuvos katalikų bažnyčios. Buvo kovojama prieš visą tai, kas kilnu ir šventa, prieš žmonijos egzistencijos principus, prieš žmogaus prigimtį, prieš 10 Dievo įsakymų ir prieš patį Dievą. Visais rūprais glušinančiai buvo šaukiama, kad jokio velnio ir jokio Dievo nėra, kad žmogus yra kilęs iš beždžionės, kad reikia klausyti partijos ir daryti, ką nori. Ir žinoma, partija ir tie, kurie jos klausė, darė baisius nusikaltimus, griovė kryžius, tautos paminklus, šventovės griovė Lietuvos vaikelių ir jaunimo širdyse. Nuo bažnyčios altorių jėga buvo nuvaryti vaikai, kunigams buvo uždrausta rengti vaikelius pirmajai šventajai komunijai ir kas to nepaklausė, buvo teisiami ir sodinami į kalėjimus. Tai anot Maironio buvo naktis be aušros. Ir būtent šitą tamsų istorijos naktį Lietuvoje atsirado žmonių, kurie aukojosi vardan Dievo tėvynės. Štai jų pavardės. Šitų žmonių pavardės reikėtų, kad lietuviai žinotų kaip tėvė mūsų. Amžinos atminties kunigas Alfonsas Svarinskas, Juozapas Zdebskis, Sigitas Tamkevičius, Vincas Velavičius ir kunigas Jonas Kauneckas. Jie įkūrė tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetą ir 3 iš paminėtų kunigų nuvyko į Maskvą, į naujojo Erodo rūmus ir tiesiai šviesiai pasakė: jums nevalia persekioti tikinčių Lietuvos vaikų ir jaunimo, jums nevalia persekioti Lietuvos katalikų bažnyčios. Maskva apstulbo, Maskva pasimetė. Pasaulis žavėjasi šituo drąsiu Lietuvos katalikų kunigų elgesiu, o šitie kunigai už tiesos žodį sumokėjo labai brangią kainą. Vieni savo gyvybę, kiti ilgais kalėjimo metais. Tačiau bedievių viltis palaidoti Lietuvą ir katalikų bažnyčią žlugo. Lietuvoje pogrindyje atsirado kunigų seminarija, pogrindyje pradėjo eiti Lietuvos katalikų bažnyčios kronika, pogrindyje susikūrė Eucharistijos bičiulių sąjūdis. Į Lietuvą sugrįžo partizanų dvasia. Lietuvoje pradėjo aušti laisvės aušra. Dangus pažvelgė į mūsų ir kitų tautų pralietą kraują, ašarą, į kūdikių bado mirtis ledo šalyje ir padarė stebuklą.
atėmė iš žmonių baimę, žmonės pradėjo kalbėti tiesą, o tiesa padarė mus laisvus. Senajam testamente yra tokie žodžiai. Bėgs, tai niekas nestebės. Mums vyresnio amžiaus žmonėms teko šitą stebuklą matyti savo akimis. Mes matėme, kaip iš Lietuvos išbėga nenugalimoji raudonoji armija, o jos niekas nesiveja. Ja ragino bėgti dangaus botagas, Dievo stebuklas. Ir dabar, kadangi Lietuva sudėjo ant laisvės ir nepriklausomybės aukuro didžiulės aukas, gražiausias tautos žiedas buvo paaukotas Dievui ir tėvynei. Tai tikiu, kad Lietuva turi šviesią ateitį, tik reikia melstis, prašyti mūsų tautos žuvusių kankinių ir šventųjų, kad jie užtartų pas viešpatį Lietuvą, kurios vaikai ne vien tik tai gynėsi, bet ir kryžiavo Lietuvą. Ir tikiu, kad ateis laikas, kada Lietuvos žmonės, ypač Lietuvos jaunimas, bus pašauktas ir paragintas kuo greičiau pradėti atstatyti sugriautas Dievo šventovės žmonių širdise. Atstatyti, atkurti tikrąją laisvę ir nepriklausomybę ne tik nuo išorės, bet nuo visų laisvės priešų. Tikiu, kad kryžių šalis, Marijos žemė turi labai šviesią ateitį ir jūs, kurie jaunesni, tikrai sulauksit tų vaikų, kada Lietuva švies kaip švyturys kitoms tautoms. Taigi mes tik tiesą ginkime, tiesą skelbkime ir nesuabejokime tiesos pergalę, o visa kita ateis. Ačiū Dievui. Labas vakaras, vadai ir ponios. Ačiū Dievui, kad pro šalį važiuoja ne tankai, o darbštūs žemdirbiai, kombainais, materialių. Kuo daugiau. Mes gyvi, mes gyvensim. Negalvokit, kad aš čia skaitysiu tas visus 3 lapukus. Aš noriu tik tai jums pasakyti, kad šitiem 3 lapukam jau yra daugiau negu 40 metų, gal net ir daugiau. Turiu omeny šio šedevro statybą. 1989 metais Lietuvoje papūtė veržlus ir gaivus vėjas. Sąjūdis. Šitastų ir Panemunio
sąjūdiečiai, ypatingai Panemunio, Varanauskas, Kudukis, dabar jų nebėra jau jų tarpe. Pateikė tokią mintį, reikėtų įamžinti partizanų žygdarbius ir pastatyti paminklą. Taigi buvo nutarta susirinkti. Visa bėda ta, kad yra mėnuo, yra diena, yra netgi valanda, o kaip nekeista, nėra pažymėta metų. Tai aš maždaug taip užmečiau porą trejetą metų, maždaug kokie 92. Panemunio Rokiškio apskrities kultūros namuose įvyks pokario rezistencijos dalyvių, jų giminių, aktyvių rėmėjų ir bičiulių susitikimas, pasitarimas dėl būsimo paminklo statybos. Bus aukojamos šventos mišios, kviečiami. Aišku, savaime buvo atidaryta sąskaita valstybinio banko Rokiškio skyriaus, Panemunio valsčiaus pokario rezistencijos dalyviams paminklui statyti. Pareklamuoti pasižadėjo ir paskelbti šitą žinią po visą Lietuvą. Buvo įpareigotas Vilniuje. Juodupėje buvo Mikėlinė ir Kaune, kuriame gyvenau, lieka. Bet kaip nekeista, paskelbus šitą žinią, nepraėjo net poros valandų, kai mano telefonas suskambėjo ir girdžiu tokį pagyvenusį, gerbsiantį balsą. Jūsų tėvas žudė žmones. O jeigu kažko tai, ar jūs, ar mano tėvas jums skolingas, tai skubėkit greičiau pas jį ir išsiaiškinkit. Ragelis buvo numestas, daugiau manęs niekas netrūkdė. Taigi, tais pačiais metais, 1989, Panemunį užstribino sąjūdiečių dėka, buvo atkasti 3, skaitykim, partizanų. Vienas iš jų buvo rėmėjas, mokytojas Tabulevičius, nukankintas stribų. Turbūt žinot, kur tas stribinas jau buvo. Kariškis Danielius Karaliūnas ir mano tėvas būrio vadas Antanas Blieka. Pirmoje eilėje atkasėm mes mano tėvą, kadangi reikėjo atpažinti, tai buvo iškviestas ir kasėm toliau visi bendrai. Tėvą puikiai atpažinau, atpažino ir Tabulevičiaus sūnus savo tėvą. Sunkiau buvo surasti Karaliūną, bet suradom. Nes kažkaip tuo metu vadovas Panemunio, ar Kolūkio, ar kas jis toks buvo, bet vis dėlto jis gerai jautė laikmetį. Jis davė, skyrė traktorių su to kaušu ir palengvino mums darbus. Nereikėjo surasti laikmetį. Mes suradom Karaliūną. Tai taip, aš įgyvendinau savo pirmą svajonę, atkasdamas savo tėvo kaulelius ir palaidoti kaip mylimą didvyrį, pasiaukojusį tėvynei, kapuose šalia savo žmonos, mano mamos
Čedasų kapinėse. Toliau mano buvo antra svajonė Čedasų krašto vyrams pastatyti didžiavyriams paminklą. Ta aš ir padariau. Daug jūsų nebevarginsiu. Ačiū už dėmesį. Linkiu visiems sėkmės. Dabar kviečiu žodį tarti Rokiškio rajono savivaldybės tarybos narį, istoriką Egidijų Vilimą. Labą dieną, ačiū už pakvietimą. Na, žinot, kai kažką nuveikia ir šitie paminklai reikalingi tam, kad kažką tai pasižiūrėję ir nuveiktumėm. Va toks renginys, ekscelencija Kauneckas pasakė labai gerą mintį, kurią aš neužilgo ir įgyvendinsiu, pažymėsiu Kazimiero Kalpoko mamos kapą. Ir reikia kiekvienas padaryti po vieną mažą darbą. O dabar aš noriu pasakyti, kad ir tie laikai yra iš žmonių susideda. Ir kiekvienas žmogus yra, ačiū Dievui, nesam šventieji. Turi ir angelo, ir kažkokių kitų savybių. Tai kai kisielius, aš jau vieną kartą minėjau, bet vis tiek žmonės nekreipia dėmesio. Todėl šiandien paprašau, kai pasibaigs renginys, nueikite iš vienos pusės šito angelo. Ir idėja skulptoriaus Kisieliaus idėja buvo tokia, kad angelas saugo Lietuvos vaikus. O iš vienos pusės ten yra, kaip jis vadino, nelabasis, kuris ryja Lietuvos vaikus ir jis turėjo omeny, kad durpynė yra sukišti žmonės arba suryti. Ypač tai, kaip pasakau, įdomu jaunimui. Mes turime tokį tikrai labai unikalų paminklą ir ačiū tiem, kas juo rūpinosi, kad čia jis stovi, ir labai ačiū tiems, kurie sustoja važiuodami vaikams parodo. Nu ir mums visiems, kurie kantrybę turi. Kviečiu kalbėti Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimo centro, genocido ir rezistencijos tyrimo departamento istorinių programų tyrimo skyriaus vyriausiąjį istoriką Gintarą Vaičiūną.
Labą dieną, gerbėmieji, visi atvykę pagerbti jūsų angelo Panemunę, partizanų atminimo. Na, ką aš galiu pasakyti, man taip staiga nutvėrė, sako, teik, porą žodžių reikia tarti, aš net nesitikėjau. Galiu pasakyti, kad aš irgi prieš 20 metų buvau čia, kai buvo pastatytas, išvendėtas šitas paminklas. Ir su Jonu pasišnekėjom, sako, reikia važiuoti, būtinai reikia važiuoti. Aš sakau, buvau prieš 20 metų ir noriu vėl atvykti į tą vietą, nes tai tikrai vienas įspūdingiausių paminklų Aukštaitijos partizanų. Ir beje, šitas kraštas gerai pasakė istorikas Algis Kazulėnas, kad šitas kraštas pradėjo ir pabaigė. Iš tikrųjų, jūs esat tikra tvirtovė. Tvirtovė ta prasme, kad čia užaugo tikrai žmonės, kurie suprato, kas yra tėvynė, suprato, kas yra jos, kaip reikia kovoti už jos laisvę. Ir ačiū jums visiems, kad jūs čia susirinkot. Ir manau, kad po 20 metų tikrai nemažiau panemuniečių ir svečių, o gal gerokai ir daugiau, susirinks prie šito paminklo. Ačiū. Žodį tars Rokiškio rajono vietos veiklos grupės atstovė Raimonda Vilimienė. Ačiū už suteiktą žodį, žinau, kad visi pavargom, bet vis tiek norėčiau paskaityti šio krašto partizanės poetės Dianos Glemžaitės vieną eilėraštį. Todėl, kad niekas kitas taip į širdį neprabyla, kaip tų metų liudininkai. Nebelauki manęs, mylimoji, jau ne man miškas oš ir pavasarį paukščiai giedos. Mano dienos naktis, mano naktis dienas prarimojo, mano saulė tamsybės užgeso šešėlios liūdnuos. Tu išpinsi kasas, kada vakarą miglos pakyla ir seklyčia kvepė žalios mėtos lepia šakele. Gal gailėsies, brangi, partizaną klajūną pamilus ir apverksi galbūt, kad beviltė kaip mūsų dalia. Neliūdėk, tai praeis, kaip speiguotosios žiemos praeina, skaisti laisvė išauš ir iš naujo gyventi prikels. Ir dainuosi tada apie mus tu, gražiausiąją dainą, ir už mūsų tavim kartu žemę gimta pasimels. Nebelauki manęs, nesvajoki. Tas pėdas pašiliais smiltimis greitai vėjas užneš. Pro granatų kauksmus ir mirties šūvių klaikų iššokį. Nebegrįšiu daugiau, nebegrįšiu, mieloji, jau aš. Brangieji, tai aš esu liudininkė jau vėlesnių laikų. Ne tada, kai Panemunė bendruomenė, čia žmonės, jų tėviškėnai, jiems gimė mintis pastatyti paminklą. Aš esu liudininkė tų laikų, kai tas paminklas labai daug metų buvo kūriamas ir kaip atkakliai iš tiesų Alfonsas Varanauskas tuomet. Iš tikrųjų, kiek pastangų įdėjo, kad nebūtų jūsų visų idėja ir mintis neišpildyta. Ir esu liudininkė jūsų atkaklios bendruomenės. Esu liudininkė, kai Danutė Gabriūnienė jai vadovavo ir mes kūrėme čia 10-mečio šventę šio paminklo. Ir ačiū Jums, kad esu liudininkė šių laikų bendruomenės, kuriai vadovauja Vitalija ir kuri taip pat prisiima pareigą šio paminklo sukaktį minėti. Taigi, būkite stiprūs, būkite išdidūs, jūs turite patį gražiausią, mes visi per jūs turime patį gražiausią paminklą, kuris yra beveik ant visų leidinių, kurie pasakoja apie Lietuvos laisvės kovas. Ir labai norėtųsi tikėti, kad Panemunė bendruomenė sudėjusi tokias pastangas,
kad ir toliau šis paminklas taip pat bus labai brangus kultūrininkam ir galbūt jis kažkada bus labai svarbus visos Lietuvos laisvės kovų mylėtojams. Taigi su ta didelė viltim noriu padėkoti bendruomeniai ir jos vadoviai Vitalijai, įteikti mažas dovanėlės nuo Rokiškio rajono vietos veiklos grupės pirmininkės Mildos. Ir taip pat noriu padėkoti asmeniškai nuo savęs, nes šiai bendruomeniai esu įsipareigojusi, esu senos kartos žmogus, todėl manau, kad nuotraukos apie šį įstabų paminklą iš tikrųjų turėtų gulti į albumą. Tai ačiū Vitalija, jeigu priims dovanas. Žodžių tarti kviečiame Rokiškio rajono vicemerą Antaną Toporauską. Labas vakaras. Tiesa, prie šio angelo stovėjau irgi prieš 20 metų kartu su savo seneliu amžinatilsį, irgi šių apylinkių gyventojų. Ir tuo laiku, matyt, nejaučiau tokios prasmės šio angelo, kaip jaučiu dabar. Ir įsigilinęs į istoriją, šiek tiek pasidomėjęs ją, tai norėčiau trumpai padėkoti iniciatoriam, statytojam, fundatoriam, kurie pastatė ir kurie dabar puoselėja šį nuostabų paminklą. Ir jeigu leisi trumpai, paskaitysiu ištrauką iš Valentinos Barauskienės eilėraščio. Girdėjai, mielas Panemunė, tu aimanas graudžias birželį, kai priešas tarsi galvijus gabendavo tavus vaikus į piktą šalį, svečią šalį, kur badas, įšalas ir blakės. O kiek vaikų tauta neteko, ar suskaitai? O ar meni kada šaltai, vien tik mėnuo naktim drąsiai, kad tas išniekintų sūnų bučiavo, kai nei sesuo, nei mergina prieit nedrįso verkdama ir atpažinti brolį savo, kai rodės tuoj per plyš širdis, o okupantų į akis reikėjo tarti, jis ne mano. Kas išaugino tuos šilkus, kas klojo pašalus žalius, palaidotiems be karstų. Tai tu, žemelė Lietuvos, mes nepamiršim niekados auksinių tavo rankų. Tai ačiū už sutiktą žodį. Žodį tars Pandėlio seniūnas Algirdas Kulys. Labas vakaras, panemuniečiai, Panemunės svečiai. Smagu matyti susirinkusius į angelo paminėjimo 20-metį. Ta proga norėčiau tik padėkoti tiems žmonėms, kuriems gimė idėja ir kurie įgyvendino šią idėją ir 20 metų mes turim Aukštaitijos regione patį didžiausią seną paminklą. Šiandien mes minim jo 20-metį. Ir kaip sakė Raimonda, aš tikiu, kad su kiekvienais metais šis paminklas tik vertė kils ir tik jis bus brangesnis visiems. Ypač šių dienų geopolitiniam kontekste. Mes vertinam visai kitaip tą laikmetį. Ačiū.
kviečiu kalbėti Lietuvos Respublikos Seimo narį Joną Jarutį. Gerą vakarą, mėly žmonės. Pirmiausia, jeigu leisit, noriu padėkoti gerbiamam Jonui Kadžioniui, tų kovų dalyviui, amžininkui, kuris kovojo, išgyveno, kalėjo ir liudija mums ir suteikė viltį, kad mūsų šalis kažkada bus laisva. Mes šito sulaukėm. Ačiū Jums labai. Mūsų tauta išgyveno daug, ypatingai paskutinį šimtmetį, tikrai daug sukrečiančių dalykų ir partizaninė kova buvo viena iš jų, bet tai buvo ir vienas iš herojiškiausių mūsų istorijos dalykų. Iš tų kraštų, kiek aš teko skaityti, šitose kovose žuvo apie 100 žmonių. Kiek žmonių yra surasta, identifikuota, o kiek dar nėra žinoma, kiek kapų neatrastų. Ir turbūt kiekvieno mūsų kartos ir ateinančių kartų priesakas, pareiga ir garbė būtų jūs visus surasti ir palaidoti tinkamai. Tikiu, kad taip ir bus. O dabar apie šiandieną, nūdieną, apie išmoktas pamokas. Aš esu Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys. Ukraina mums duoda laiko pasiruošti. Seime esam priėmę politinių partijų susitarimą dėl gynybos. Seime patvirtinta visuotinio pasipriešinimo strategija. Yra patvirtinta pilietinio pasipriešinimo koncepcija. Pradedam mokyklose, 9 klasėse dėstyti pilietinio pasipriešinimo pagrindus ir gynybos pagrindus. Turim viską padaryti, kad šitie laikai, apie kuriuos liudija ponas Jonas Kadžiojus, niekada negrįžtų. Niekada. Ir aš tikiu, kad nesvarbu kokios apklausos dabar yra, bet aš tikiu, iškilus grėsmei, mūsų tauta pakiltų ir priešintųsi. Ir dar vieną dalyką noriu pasakyti. Visos kovos iš tikrųjų vyko, ar tai Panemunis, Čedasai, Pandėlys, ar kiti kaimeliai, kaimiškoj teritorijai. Kaimas gelbėjo ir kovojo už Lietuvą. Ir šis miestelis, šis kaimas, miestelis, drįstu sakyti, Panemunis, kuris šiandien švenčia 425 metų jubiliejų. Tokią istoriją turintis kaimas turėjo ir stiprius, patriotiškai nusteikusius žmonės. Ačiū jiems. Ir tą progą turiu keletą dovanėlių, tai yra tautinė trispalvė, ir sielai, ir kūnai. Ir noriu pakviesti bendruomenės pirmininką ir palinkėti, kad šitokio paminklai liudytų mums, kaip mes turime gyventi. Žodį tars Lietuvos Respublikos Seimo nario Vidmanto Kanopos padėjėjas Tadas Barauskas. Labas vakaras, mėly Panemunio gyventojai, svečiai. Labai smagu šiandien čia visus matyti. Kuo didžiausi linkėjimai nuo Lietuvos Respublikos Seimo nario Vidmanto Kanopos 2 gražių sukakčių proga. Tai Angelui 20 metų ir Panemuniui 425 metų. Kalbant apie Angelą, stovėjom šone ir mes diskutavom su buvusiu seniūnu Romualdu Varanium. Tai įspūdinga, kad toks paminklas stovi čia Panemunėje. Jis nedarytų gėdos ir Rokiškyje, nedarytų gėdos ir Kaune, nedarytų gėdos ir Vilniuje. Ir tai liudija, kad čia Panemunėje tikrai labai stipri bendruomenė, kuri susitelkė ir padarė tokius didžius darbus. Norėčiau pasikviesti bendruomenės pirmininkę Vitaliją
prašau padėkoti jūsų bendruomenį už tokius didžius darbus ir dovanų dvi vėliavas Lietuvos Respublikos ir istorinę, manau, jos vietą Panemunėje suras. Taip, plevėsuoja labai reikalinga. Ir dar vienas svarbus labai dalykas. Be žmonių, kurie ateina pagalba, ko gero ir bendruomenė nebus tokia stipri. Norėčiau dar prie savęs čia pasikviesti Eugenijų Janiškį. Prašom, Eugenijau. Ir Valdar Martinonį. Prašom, prie manęs. Vladą, atsiprašau, Vladą Martinonį. Tai kaip ir jums abiems padėka nuo bendruomenės, tik tai mano lūpomis. Tūkstančių žodžių nenuveiksi tiek, kiek vienu geru darbu. Ilgas čia prašymas Vladui Martinoniui. Ačiū. Ir visą pagalbą bendruomenei. Ir tokie pat žodžiai. Ačiū Jums, Eugenijau, kad prisidedat, puoselėjat savo kraštą. Ir neapleiskite. Ačiū. Gražios šventės. Ačiū visiems ir gražios šventės. Veltui visam plačiam pasaulyje ieškojom gelmių prasmės, gyvenimo gyvosios Lietuvos, ji ten toli, ji čia arti po mūsų kojom, šventųjų kankinių šventoji žemė Lietuvos. Kviečiame visus padainuoti dainą Žemė Lietuvos, ąžuolai žaliuos. Kviečiu visus bendrai nuotraukai, o paskui visi drauge keliaukime prie piliakalnio.
Ten matysime Salų dvaro teatro spektaklį Vytauto Landsbergio bunkeris.